Sveika, mano miela. Nusprendžiau padaryti neplanuotą live įrašą. Visiškai neplanavau, todėl niekur neskelbiau, bet pažiūrėsi įrašą ir apie ką šitas live ir kodėl nusprendžiau jį padaryti. Jau kitą šeštadienį, 29 dieną, su moterų grupe skrendam į Egiptą, į Luksorą ir vyks moterų stovykla, Eglės Rezidės mitų misterija. Ir kuo arčiau stovykla, tuo labiau jaučiu stipresnį ryšį su Deivė Izidė ir labai įdomiai, nes ilgą laiką aš ją neigiau, kol nesupratau iš tiesų, kas yra Deivė Izidė, apie ką yra Deivė Izidė ir daug apie tai ir plačiai šneku seminare, kurio įrašą yra galimybė įsigyti. O šiandien tokia trumpa informacija, nes atėjo tokia žinutė, kaip visada man dažniausiai ateina duše, ir atėjo žinutė, kad turiu moterims paruošti kasdienai užduotis, kad pasiruošti stovyklai, suaktyvuoti Deivės Izidės energiją ir tokia labai svarbi informacija apskritai apie darbą su bet kokia deivė, apie dvasingumą, kad bet koks dvasingumas, bet koks darbas su bet kokia deivė viso pasaulio, su bet kokiom energijom yra tikrasis darbas, tikrasis dvasingumas yra mūsų kasdienybėje, mūsų kiekvienoje dienoje, mūsų veiksmuose, mūsų reakcijose, mūsų žodžiuose, mūsų gyvenime. Yra gana paprasta nuvykti į šventas vietas ir ten susilieti su energija, ir tai yra nuostabu, nes tikrai stipriau susiaktyvina kodai, susiaktyvina informacija, gaunam tam tikrą informaciją, pasijudina tam tikri dalykai, bet tikrasis dvasingumas ir tikrasis darbas yra kasdienybėje. Ir šios